Sveiki visi. Sveiki. Susitikom šį kartą dviese, ne kamera į kamerą, bet veidas į veidą, su tikslu papasakoti apie renginį, kuris atėjo labai netikėtai ir ekspromtu, į kurį norim pakviesti visus, tiek senbuvius, tiek visiškai naujus mūsų draugus. Renginys vyks Klaipėdos rajonas, čia skaitosi, ne? Ne, Klaipėda. Klaipėda, gerai. Prie pat jūros, keliasdešimt metrų iki jūros, antroji Melnragėj, pas Eveliną, jaukiuose namuose, kuriuose jaučiasi labai faina, šeiminiška ir tokia atpalaiduojanti atmosfera. O apie tai, kaip čia dabar tas renginys ir apie ką jisai bus, Evelina, gal tu žodį? Aš šiek tiek galiu pasakyti, taip, kad galiu pratęsti, tiesiog esu jau pasidalinus apie tai, kuo virto šita mūsų erdvė, šitas kanalas, šitas projektas, kad tai yra mūsų kūrybinės dirbtuvės sąmonių ir va, sėdi viena sąmonė, inicijavo šitą visą renginį. Iš tikrųjų tai buvo taip, kad mes pajautėm, kad reikia tiesiog kažkaip susijungti, pamedituoti, kažką įsijausti ir atėjo, tiesiog mes priimam tą informaciją, kuri mums ateina ir vedė po truputėlį žingsnelis po žingsnelio iki to, kad turi įvykti renginys. Suprantu, kad Simonai yra sudaromos sąlygos čia išskleisti savo unikalumą ir todėl tikrai labai gera, kad Simona tu inicijuoji šitą visą procesą, tai o aš jaučiu, kaip aš pati, mano sąmonė irgi lygiai taip pat jaučia, kad tai, ką tu dabar jauti, visiškai atitinka mane, kad aš tame irgi lygiai taip pat turiu ką duoti, ką išskleisti, ką pasakyti. Tai va taip, mes vesim kartu renginį, kuris, kaip po to supratom, yra deimantinio susitikimo pratęsimas. Deimantinis susitikimas tai buvo, jau dalinausi su jumis, video dariau, tai kada susirenkam ir išjaučiam kažką naujo, įsileidžiam į šitą materiją, tiesiog vėlgi per savo sąmonės impulsus, per susijungimą, per meditaciją, per pokalbius. Tai pasijautė labai didelis perversmas iš tikrųjų po to susitikimo ir dabar jisai vyks truputėlį kitokią formą, bet iš karto atėjo, kad tai bus 2 susitikimai. Tai vienas susitikimas bus gruodžio 7 dieną 11 val. O kitas susitikimas gruodžio 21 dieną 11 val. Tai va, tai bus ir saulėgrįža ir iš tikrųjų ypatingas metas, kada vėlgi visas dangus susidėlioja taip, kad mums lengviau būtų įsileisti kažką naujo, kažką, kas dar nepatirta, kas dar neiščiupinėta, bet vat, tokie susirenka atviri drąsuoliai įsileisti kažką, ko dar nežino, o tik paskui jau tai savimi patiriant suvokti, kas tai yra. Tai va, tai mums tas procesas labai yra įdomus ir dabar gal pasidalinsim, prašysiu Simona tavęs, kad papasakotum, kas laukia gruodžio 7, nes tai formos truputėlį skiriasi, tai va mes apie tai ir pakalbėkim tada, kaip tu matai, kas bus gruodžio 7. Tai kaip tu ir sakei apie tą deimantinį susitikimą, apie tai, kad kažką įsileidžiam. O atrodo, sekanti dalis to, kas turėtų eiti po įsileidimo, tai yra tas per save perleidus suvokus, jau išskleisti į veiksmą ir materijai pamatyti, kaip tai pasireiškia. Bet kad atrodo, tas užfiksavimo procesas, kaip tai pasireiškia, kaip tai veikia mano gyvenime, tiek yra svarbus, kad tik jį apčiuopus, užfiksavus tą pokytį, tada jau galima, atrodo, pastebėti visur, atrodo, prašaudo, tai pražaibuoja visoje, atrodo, toje realybėje ir toje fizinėje apčiuopiamoje materijoje gyvenime tie nauji užčiuopti, užfiksuoti momentai, kur atrodo, kad kažkas padavė impulsą, pasipasakodamas, kaip patys kažką naujai jaučia, naujai patiria. Ir tada man irgi atrodo šauna toksai prašviesėjimas, įvyksta fejerverkas, iššauna, kad o geras, taigi ir aš taip jaučiu, tai čia tai yra, tai ir skaitosi, čia tas naujas pasireiškimas, tas kitoks būdas, tas kitoks naujas normalų variantas.
kur kitą kartą atrodo viena pati būdama ir neturėdama iš aplinkos kaip pasitikrinti, kas čia man vyksta, kodėl aš taip jaučiu, ką aš čia jaučiu, gali man kilti daug visokių minčių, kur aš bandysiu kažkaip save galbūt sumažinti, kažkaip nepasitikėsiu to, bandysiu vėl prisitaikyti, pritapti prie to, kaip įprasta, sena, normalu buvo iš kitų žmonių, kažkokį galbūt nepriėmimą sulaukusi, vėlgi bandysiu kažkur nukišti, kad čia gal nereikia čia būti kažkai kitokiai. O tokių pavienių, jaučiančių daug skirtingų ir nepatirtų, nepažintų dalykų yra daug. Ir aš labai džiaugiuosi būdama bendruomeniai, būdama šalia tavęs, tavim labai daug bendraudama, tu man daug patvirtinimų duodi, bet kiek yra žmonių, kuriam trūksta to, kuriam reikėtų irgi turėti su ko pasidalinti. Ir atrodo, atsineštų į tą susitikimą mūsų susirinkę žmonės, kiekvienas po savo gabaliuką, kaip jis kažką naujo patiria, kaip jis per save perleidžia ir įmaterina jau kitokius kažkokius veikimo modelius, kur šita vieta ir yra slidi, kai man kažkas atrodo savaime suprantama, man atrodo, kad ir kitiems yra savaime suprantama ir man net nekyla mintis apie tai su jais kalbėtis, nes, taigi savaime suprantama. Taip. Jo. Bet tik sureagavus kažkokią grįžtamą į ryšį sulaukus iš aplinkos, kurioje aš pastebiu, kad čia ne visiems savaime suprantama, pradedu savy generuoti mintis, o tai kas čia yra negerai, ar čia su manim negerai, ar čia su aplinka kažkas negerai. Ir ta vieta ir yra, kad nei su aplinka kažkas negerai, nei su manim negerai. Aš užčiuopiu savy kažką naujo, patiriu jau per save kažkaip kitaip tą savo gyvenimą, ar kažkokį jo vieną akcentą mažą. Ir gaudama patvirtinimą iš tokių pat kaip aš, kad ir jie tą patį patiria, ar kažkokioje srityje irgi kažkokį naujumą įsileidė yra ir jau savaime suprantamų turi pas save gyvenime. Aš galiu susirinkti daug tokių impulsų, iš kurių man gali susidėlioti daug platesnis bendras paveikslas apie tą pakitusią realybę. Ir aš atsinešusi į susitikimą vieną savo kažkokį impulsą, vieną savo patirtį apie kitokį gyvenimą ir kitokį tą materijos pasireiškimą. Tuo pačiu išgirstu dar ten 10 ar 20 žmonių irgi tokį po vieną gabaliuką ir mes tokią plačią mozaiką sudėliojam, tokią didelį tą pakitusios realybės paveikslą galim susidėlioti ir išsinešti, atnešę vieną detalę, išsinešti visą bendrą vaizdą ir visą paveikslą. Ir savai jau taikydami kaip natūralų ir iš kitų išgirdę, kaip kitiem būna, išėję į kasdienybę mes jau galim daug kur matyti tą pasireiškimą ir savy atpažinti, kad gal iš tikrųjų man kažkas jau vėlgi buvo savaime suprantama kitokio, bet aš dar neturėjau galimybės to atpažinti ir man kitas žmogus pasakęs davė impulsą užfiksuoti, kad ir šitas yra kažkas tai naujo. Tai tame aš tą prasmę ir matau, kad tai, ką mes įsileidžiam, yra pusė darbo. Kita pusė darbo yra gebėti tai užfiksuoti ir tas žodiškas išsakymas per save, tą suvokimą įleidus, materiškiau būti negali. Kaip paprastas žmogus sugeba tą kažkokį pakitusi gyvenimo variantą per save suvokti, taikyti žemiškai ir dar pasakyti savais žodžiais kitam, čia jau materiškiau nebegali būti. Tai čia maksimalus įmaterinimo procesas vyktų to, kas ateina iš to subtilaus plano ir tik po laiko galim pajausti, apie ką čia buvo, kas čia man pasikeitė, kaip aš pakitau, kaip ta mano aplinka pakito ir kokiais aspektais, kokiose situacijose, kokiuose momentuose man tai pasireiškia. Ir jie gali būti tokie mažulyčiai, tokie subtilūs, kad nesulaukusi iš aplinkos kažkokio pasitikrinimo ar patvirtinimo, aš galiu ilgą laiką net nežinoti, kad aš jau naujume esu ir kaip svarbu gauti tų impulsų iš išorės, kuo daugiau susirinktų pavyzdžių, kur tai gali reikšti, kur kitiem reiškiasi, kad savy viską atpažinčiau, atrodo, sugerčiau į save visą tą bendrą paveikslą ir jau išeičiau su dar platesniu matymu to naujumo ir visame kame pastebėjimo. Maksimaliai kiek išeina. Baigiau. Srautas išėjo. Kvepavai? Beveik. Tai aš irgi tavęs klausydama dar noriu papildyti, kad iš tikrųjų būtent mūsų dėmesys ir yra tas įrankis, kuris leidžia įsitvirtinti, tikrai, kaip tu sakai, įsimaterinti iki galo,
Tai kai aš apie tai galvoju, kalbu, drįstu įgarsinti, aš rodau, kad aš tai matau, kad aš tuo tikiu, kad aš tuo gyvenu, aš tai suvokiu sąmoningai ir tada tai pilnai įsilieja į tą mano realybę ir tai tampa dar tikriau ir kada aš įnešu tą impulsą kitiems pasidalindama, kažkas vat sudeda savo tas daleles irgi įneša man kažkokius impulsus ir iš viso to, vat įdomiausia, kas iš viso to bendro paveikslo tada gali tarsi prasprogti, kaip koks fejerverkas atrodo. Tai aš manau, kad mes čia kviečiam sąmoningus savo realybės kūrėjus, kurie nori savo sąmoningų dėmesiu tvirtinti, užfiksuoti šitą visą pokytį, naujumą ir kviestis jo dar daugiau ir tai visą tai išplėsti ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, dėl tų, kurie dar apie tai galbūt net nesusimasto. Bet mes ne tik kalbėsimės, mes kai kalbamės vis tiek tai yra energija, tai yra mes susirenkam kaip žmonės ir kaip sąmonės tuo pačiu ir tos sąmonės daro mums bekalbant visą energetinį darbą, mes darom visus energinius mainus tuo pačiu, tos gijos mūsų sąmonė, jos persipina ir toliau kuria tą realybę ir tai vilnyja tiesiog kitiems, kurie, kaip sakiau, apie tai dar net nepamasto. Tai realiai taip mes keičiam viską, taip nuo mūsų prasideda pokytis. Ir taip mes renkamės, kokioje to realybėje mes norim gyventi, o nebežiūrim, kad, tai tie dar nesidomi, tai dar čia toli gražu mums į kitos realybės, tai tokių minčių pas mus net nebėra. Mes tai darom savimi, mes tą pastebim, tvirtinam, to tikim ir tuo pačiu leidžiam savo drąsiai to būti, kad ir kiti pamatytų, kad taip galima. Ir tada gautų įkvėpimą tiesiog patys susijudinti tai, kas ir pas juos yra tikra, tik tais gal dar nebuvo progos tam pasireikšti. Tai aš tai matau labai plačiai ir labai man tai atrodo prasminga ir aš jaučiu to nuvilnijančius pokyčius ir kaip paliečia tas mūsų pokytis ir jo pamatymas, paliečia ir tuos, kurie dar į tai patys neina, bet labai teigiamą linkme keičiasi. Tai va, o dėl 21 dienos susitikimo norėtum ką nors pasakyti? Aš kažkaip jaučiu, kad kas išsiskleis 7 dieną bus stiprus stimulas ir impulsas tam, kas turėtų 21 vykti, nes atrodo, jau kaip laukia iš tikrųjų, tokia bus kaip kūčių suneštinė vakarienė. Atsineša kiekvienas savo kažką, bet paragausim tai visko. Tai ir nežinau, kas ką atsineš, nežinau, ko paragausim, todėl apie tai, kas vyks 21, turbūt labiau ir paaiškės po to, kas įvyks 7. Taip, čia ir tiesioginė ir perkeltinė. Taip, ir iš tikrųjų mes kviečiam per tokį lengvumą, paprastumą, natūralumą, į namus susikurti savo šventę paprastai. Prie mandarino, prie arbatos. Taip. Būti savim, leisti savo būti savim, nes čia yra tokia erdvė, kada yra svarbiausia leisti savo būti savimi, ieškoti savo unikalumo ir natūralumo, kurį išskleidus tiesiog tai būna dovana kitiems ir tai būna dar geresnis jausmas pačiam. Tai va, dabar galvoju, ar dar turim ką pasakyti. Ir tas, aš noriu dar pridurti, tas unikalumas išsiskleidęs, ant kiek jis yra vertingas, man vienareikšmiškai, bet teko pačiai suprasti, kiek yra vertingas erdvei, nes tikrai daug kartų teko patirti, kad mano išsakytas kažkoks pasidalinimas, kuris man atrodo, tiesiog pasidalinimas X, nekeliantis kažkokių ten didelių pačiai fejerverkų, nuvilnyje ir susilaukiu atliepimų ir patvirtinimų, kad kažkam tą įnešė, kažkam tą išskleidė, kažkokį suvokimą kažkas gavo, kažkas ir savy pastebėjo kažką, apie ką nedrįso pagalvoti, kad čia yra normalu ir laikė save kažkokiu keistu. Tai ne tik kiek mes pasimsim savo, bet kiek to pačiu atrodo prasminga tai išskleisti į erdvę, kad kiti galėtų pasimti, nes mano turimos detalės atrodo neturi niekas kitas. Ir tol, kol aš savy to unikalumą neatrasiu, neišgryninsiu, tol atrodo, kad pasauliui ir trūks vienos kažkokios unikalios detalės. Ir kaip svarbu tą savo unikalumą iš tikrųjų vertinti, tiesiog neutraliai, dalykiškai vertinti, kad tai yra vertinga, kad kiekvienas turi tą unikalią duotybių ir savybių komplektaciją, kuri įneša savo prieskonį, be kurio
bendras tas skonis jau bus netoks. Taip, taip būtent. Ir čia yra labai svarbus momentas, kad mes nebesilyginam, savęs nespaudžiam, kad va čia tas tą gali, tas tą moka, o aš tai va ne, ir gal su manim kažkas negerai. Tos abejonės, iš tikrųjų juk daug kas jas patiria. Ir dar, kaip sakai, pasiklauso artimos aplinkos kažkokių tai, kurie nesupranta šitos vietos, kodėl va tu taip mastai, ar taip elgiesi, gal tu truputėlį čia mažiau, gal tu čia taip nežinau, per drąsiai reiškiasi ar panašiai. Tai visokių tokių, žinau, kad išgirsta žmonės replikų, nors patys jau kitaip mato pasaulį, jau kitaip patiria, bet visa ta aplinka tiesiog atrodo dar truputį užspaudžia, bet tai yra mūsų išbandymas, ar mes pasiduodam tam, ar mes vis dėlto rodom jiems, kad galima matyti pasaulį įdomiau ir plačiau, ir tarpusavį mes turim jungtis į tą bendrystę, kadangi jinai pastiprina mūsų šitą tikrumą, tas savybės, tas, kurias mes turim išskleisti. Ir kada nesilyginam, nekonkuruojam, o sudarom vienas kitam erdvę išsiskleisti, priimam tą unikalumą, priimam tą, kaip čia pasakyti, nu va tai, kas pas tave natūralu, ne, tai yra priimama šitoje erdvėje, tai yra netgi skatinama, kad tu to išskleistum dar daugiau ir visiems tu matai, kaip įneša tai kažką gero ir tu pati tada jautiesi labai gerai ir tu tada tvirčiau jautiesi savo aplinkoje, kur tavęs nesuprato dar iki šiol. Ir taip vyksta su kiekvienu ir kiekvienam čia yra ta erdvė, atrodo, išsiskleisti ir tiesiog ir sustiprėti. Ir man tai atrodo, kad ta bendrystė yra labai reikalingas toksai pastiprinimas ir kad galėtų ta mūsų realybė tikrai kurtis greičiau, tai reikėtų būti ne po vieną. Tai mano tokie pamąstymai. Labai iš tikrųjų viskas, ką sakė, raktiniai visi žodžiai, kuriuos mintyse dabar sakau, buvo pasakyti. Ir pastiprinimas, ir palaikymas šitoje erdvėje. Man taip atėjo toks pajokavimas, papokštavimas mintyse tokių nenormalių ir keistų visokių erdvė, kurioje visi jie yra, tas jų nenormalumas ir keistumas legalizuojamas, normalizuojamas ir, žodžiu, viskas yra patvirtinama, kad viskas su mumis yra gerai ir mes čia galim jaustis, nejaustis, bet leisti savo būti tais, iš išorės skambant tais žodžiais nenormaliais ir keistais ir čia tai yra priimama ir netgi stiprinama ir mes to tokie visi sustiprėję keistoliai, nenormaluoliai išeinam į savo aplinką ir nebesijaučiam taip keistai, tiesiog suprantam, kodėl mes nesam kitokie, kodėl mes kitaip matom, kodėl kitaip kalbam. Ir tada drąsiau tai darom ir tada drąsiau ir kitiems atbunda, nes kai aš garsiau ir plačiau apie tai kalbu, tada dar 50 tokių nedrąsių išgirsta ir tada jie išdrįsta patikėti, kad ir jie galbūt čia visai nekeisti ir nenormalūs, o viskas yra gerai. Ir mes susirenkam visi savo aplinkoj, kiekvienas esam balta varna, susirinkam būdą ir pamatom, kad netokie jau ir skirtiniai. Visos baltos tos varnos. Kad yra mūsų irgi kažkokia aplinka, kur mes galim jaustis priimti, galim jaustis savi. Ir taip, tokie žmonės atrodo leidžia savo drąsiau matyti, plačiau svajoti, sakykime, ir tvirčiau tikėti. Taip, ir nestandartiškai matyti pasaulį. Ir iš tikrųjų mes turim tą galimybę dabar paneigti vienus dėsnius, kuriuose taip ilgai visi gyveno ir tiesiog savimi per save įtvirtinti visiškai naujus. Tai kokia tai yra laisvė ir džiaugsmas leisti savo pagalvoti, kad kuo tikėsiu taip ir bus, kad tai gali būti tiesa. Tai reiškia, pradedi ir naudotis ir įaktyvinti savimi ir savo tikėjimu ir savo dėmesiu visus tos naujus dėsnius, kuriuos nori matyti savo naujoje realybėje. Ir nuo nieko kito tai neprasideda tik nuo mūsų. Niekas neatskris ateiviai, nenuleis mums nieko naujo. Mes patys esam tie, kurie čia žemėje, būdami, mes čia laukiam, kada mes ateisim, įsikūnysim, kada mūsų sąmonės galės čia kažką per mus nuveikti. Ir būtent tai dabar ir veikiam ir kviečiam tuos, kurie irgi taip jaučia. Taip, kviečiam į baltų varnų sąskrydį. Labai gerai. Prie mandarinų. Ir turbūt detalesnė informacija bus po video. Taip. Data, laikas, kaina, viskas, kas susiję vieta. Taip, o jeigu kokių klausimų norėsit paklausti, tiesiog pasidomėti daugiau informacijos kažkokios, jeigu jos nerasit aprašyme, tai tikrai drąsiai galite rašyti ir man, ir Simonai asmeniškai per Facebooką, tikrai visada atsakysim. Tai turbūt tiek, ne? Taip. Tai ačiū labai ir iki pasimatymo. Iki.